Šiandien noriu su jumis pakalbėti apie žvynelius. Apie žvynelius, kurie yra madingi jau ne vieną sezoną ir ta mada pagaliau ateina ir į Lietuvą po 10 turbūt metų. Ir jinai nesibaigianti ir pagaliau ir mums reikia tų žvynelių. Ir mes juos norime dėti visur, prie visko ir kad būtų gražu, bet ne per daug, bet labai norime. Pirmiausia, noriu pakalbėti apie šituos siūliukus. Taip, čia jau yra savaime pakankami siūlai, nieko čia daugiau nereikia pridėti ir čia spindi žvyneliai. Jie yra 3 mm pločio. Baltas siūliukas, kuris spindi, tai yra poliamidas, ant jo pagrindo ir ant jo tos poliamidinės virvelės yra sunerti žvyneliai. Šitų siūlų sudėtis, pasižiūrėkime. Štai 100 gramų, 240 metrų siūlų, 55% merino vilnos ir 45% žvyneliai, tiksliau poliamidas plus žvyneliai, viskas kartu. Šių siūlų 100 gramų kaina 5,90 €. Lygiai tokia pat kaina, lygiai toks pat metražas, kai yra pagrindas natūralios medžiagos medvilnė. Ir šiuo atveju čia poliamido kažkaip tai yra mažiau, turbūt dėl to, kad medvilnė sunkesnė, tik taip suprantu, nes vizualiai tai tokie siūlai praktiškai vienodi. Jie mezgami. Vienas siūlas, viena gija ir kažkur reikalingas numeris 5 virbalų. Tai vat, medvilnė yra tokia graži, ryški, tokia tamsoka, geltona, garstyčių galbūt, koralinė, merinukas baltas, toks tai pieno spalvos ir sniego spalvos. Žvyneliai čia visur yra sidabriniai. O va šitą ryte, kaip čia jie paimsimės, kad daugiau pašviestų, taip, čia yra tas pats merinukas, bet jau žvyneliai gerokai mažesni, jie yra auksiniai, bet yra tik tai 2 mm. Delikatu, kas nori dar mažesnių spindesio, kas nori ir bijo, o čia tas atvejis, kai vos labai nedaug. Taip, na, o čia rožinė, labai graži, fantastiška. Taip. Toliau einam. Šiaip, kalbant apie žvynelius, visą laiką jie kaip ir mus vilioja, bet norisi ir natūralumo, ir spindesio. Tai toks variantas yra, kai tie žvyneliai sunerti ne ant poliamido, bet ant kažkokios kitokios natūralios medžiagos. Tai, sakykime, šiuo atveju yra merino vilna, be galo švelniai. Ir va ten yra nedaug delikačiai spindinčių žvynelių. Bet šito siūlo metražas yra 500 metrų 100 gramų. Galbūt mezgimo mašinai taip, o rankytėm yra per plonas. Ką mes darom? 2 siūlus dėti, galbūt, bet kažkaip norisi, kad vienas būtų su žvyneliais ir tada galvojam kažkokį pridėti. Ar tai merino vienos, ar tai elementariai pūkuotos. Dar viena spalva yra, va, tokia rožinė, graži, skaistinanti visus veidus. Ruda camel, čia su auksiniais žvyneliais, kurie, taip kažkaip dabar nebejudinsiu irties, bet jie ir netgi sunkiai, čia net ir matosi. Ir va tokia pilkai rusva, tokia ir čia žvyneliukai yra tokie matiniai, irgi labai delikatus. Tai va tokie siūlai yra labai gerai, bet norisi, kad jų būtų dar plonesnis siūlas, kad kuo didesnis metražas ir kad tą siūlą būtų galima su įvairiais dalykais komponuoti. Atsisinčiau pabandymui tokį nedidelį siūlų kiekį, kur yra, taip matosi, kaina tokia už 40 gramų truputį didoka, bet čia yra linas su poliamidu ir plus žvyneliai. Na, tokia sudėtis jau yra gera. Pirmiausia, tai yra plonas siūliukas, galima, sakykime, cimoherą sugiminiuoti ir bus labai gražu ir ne per storas kaip pagalbinis siūlas. Bet kainos ieškom geresnės, tai čia tik toks trumputis pabandymas. Dažniausiai, ką mes galime rasti Lietuvoje ir pasaulyje, tai yra poliamidinė virvelė, ant kurios sunerti žvyneliai. Šiuo atveju čia atsisiųsta pabandymui daug spalvų, kurio šitų siūlo metražas yra 700 metrų 100 gramų. Tai pakankamas toks storis, bet poliamidas yra poliamidas. Na ką, kažkaip prisiklijavo prie piršto,
Taip, tai jeigu sudėtumėm šitą poliamidą su žvyneliais prie gražios moheros, aišku, tai situacija labai pagerintų ir būtų visiškai neblogai. Tai bet norime dar geresnės kokybės. Ieškome toliau. Vokiečiai, jie gamina Starlight žvynelius kažkur 3 mm diametro, 25 gramuose yra 390 metrų siūlo. Tai yra realiai liureksas, nes sudėtis yra 100% poliamido, kaip ir metražas geras. Bet kadangi yra liureksas, jis yra kietokas, purė mezginys labai gražiai atrodo, ypatingai va šitas su skaidriu siūlu. Tikrai neblogas variantas. Toksai sąlyginai ir spalvytės. Taip, tamsiai pilka ir sidabriniai. Vat šitas tris spalvas tikrai prie daug ko galima mes pridėti. Kas toliau? Apie tą kalbėjau. Dar tokia pas mane atsirado spalvytė. Tai yra irgi 700 metrų 100 gramų. Galima sudėti su mohera. Pabandom pasižiūrėti, kas čia gaunasi. Opa! Taip, ne šita spalva, va šita spalva. Bet dar geriau šitą spalvą su šilku daro. Čia yra 900 metrų 100 gramų šilkas. Vat šitos spalvos kaip tik turime daug. Tokios spalvos rudos tik vieną rytę likusi. Jis tinka su truputėlį ryškesniu rudu. Bus melanžas, bet melanžas šiuo atveju bus labai gražus. Aš nežinau, ar jūs matėte, aš tai tikrai kelis pavyzdžius mačiau ir buvau sužavėta. Būtent su mohera šitas šilkas fantastiškai atrodo. Tikrai rekomenduoju ir tikrai verta bandyti. Sekantis variantas, toksai prabangus variantas, kai žvyneliai, 3 mm žvyneliai sidabriniai sunerti ant natūralaus šilko. Šilkas melanžinis, šito šilko rankom tikrai nerekomenduoja megzti, nebent su mašina ir tai jau jo nešiojimas būtų ypatingas, o su mohera irgi sekcijinio dažymo, Prolano mohera, labai gražiai viskas susiderina. Dar yra kelios spalvos, tokia melanžinė mėlyna ir melanžinė rožinė šilka. Vėlgi derinam su mohera ir bus nuostabus derinys vasarai. Kažkokiam lengvam megztukui tikrai mezgame ne mažiausiais virbaliukais, kažkur 4-5 numeris. Kritimas, moheros švelnumas, labai rekomenduoju. Sekantis blizgantis siūlas be liurekso yra toksai, tiksliau, šalia liurekso. Yra tokia virvelė sunerta iš viskozės 80% ir 20% yra poliamido. Šiuose siūluose virvelė yra tokia lengva ir nėra tokia plona pagal metražą, kaip atrodytų. Tai vis daro virvelė. Ir kaip mes ją mezgam. Aišku, galime megzti vieną su mašina, galima megzti 2 siūliukus sudėję rankomis, o aš megzčiau sudėjus su mohera. Net taip 100% nusako, ką aš čia daryčiau. Taip, viską parodžiau. Dar liureksas, spindintis liureksas, kurį irgi galima su daugybė siūlų komponuoti. Čia pas mane yra pačios tokios populiariausiai, prie visko tinkančios siūlos, tokia sidabras, o pagrindas tas viskozės turi spalvą tokia šaltai ruda. Čia tokia su auksiuku irgi rusva, šiltesnis atspalvis, violetinė. Šiaip dar jų yra visokių atspalvių, pasižiūrime, kas čia yra. Ir auksinė, ir va taip. Labai graži bordo. Superinė bordo, viršutinė koralinė. Ir kuo plonesnis liureksiukas, tuo jis mažiau daro įtakos visam mezginiui. Tiesiog tik nepameskime jo ir duoda kažkokį švelnų spindesį. Iš tikrųjų džiugu, kad pasaulinės mados pasiekė Lietuvą. Ir smagu, kad ir aš, ir mano pažįstami, ir mano klientai atsigręžė į spindesį. Taip, o mano siekiamybė ateičiai iš tikrųjų atšokti nuo sintetikos ir ieškoti žvynelių, kurie sunerti ant medvilnės, ant lino
ir kad kaina būtų optimali. Tai ieškau, nerandu kol kas, bet tikiuosi kažkas atvyks ir netrukus kažkas tokia labai gera kaina ir natūralių pagrindų žvyneliai. Tai tiek.